Labas rytas ir sveiki atvykę į mano naują video vlogą. Šitas vlogas bus šiek tiek kitoks, nes neleisim savaitės kartu, nors iš tikrųjų tai turiu dabar nufilmavus, filmuoju, bet ir jau esu labai daug nufilmavus savaitės su savim, kaip visą laiką, su manim. Noriu šitą būtent video padaryti atskirai, tai tą video, kur įkelsiu po to, jau čia bus po kelionės ir panašiai. Kas vyko prieš kelionę. Žodžiu, nesvarbu. Žodžiu, dabar turim 8 valandas, bet iš namų esam pajudėję 6 ryto. Dėl ko? Dėl to, kad važiuojam į road tripą. Road tripą? Kaip juokingai pasakiau. Turim mašinoj kelionę apie 10 valandų su visais stojimais. Ir pasakosiu, važiuojam kur ir kodėl. Tai Norvegijai yra Bergen, toks miestas, kurį aš labai myliu, bet jis yra labai toli nuo mūsų, tai tik kiekvieną dieną į jį negalim nuvažiuoti. Jis yra labai gražus, tarp kalnų ir aš ir mano vyras ten susižadėjom savaitę. Yra mano ir mano vyro vestuvių metinės. Aš taip sakiau, kažkaip norėčiau labai į Bergeną, bet vyras dirba, kažkaip galvojau, neišeis tiesiog, bet jam užsiminiau ir jis sakė, jo, būtų fainai, bet nesigaus, nes ir darbas ir panašiai, o reikia realiai išvažiuoti darbo dieną ir panašiai, tai šiandien yra trečiadienis. Ir tada jis man parašė vakar žinutę, kaip aš buvau mieste, parašė, kokie tavo planai rytoj. Ir aš tokia net galvoju, kokie mano planai rytoj, kiekvieną dieną būt mama. Jis sako, nes mes tai tiesiog į Bergeną važiuojam. Žodžiu, jis mane taip nustebino, labai fainai, labai laukiu, tai va pasiemu jūs kartu į kelionę su mumis, su mūsų šeiminėlė, aš labai esu laiminga, dabar keliaujam ir dabar sustojam Circle K, nes dar nieko nesam valgę, tai labai norim pavalgyti. Jo, tokie reikalai. Žodžiu, tai sustojom pasikrauti mašiną, iš tikrųjų tai lyja šiek tiek. Tai yra labai malonu, bet einam ieškoti tualeto, kur galėtumėm Sofijai pakeisti pampersą. Nežinau, kelionė tai tokia šiaip žiauriai pasisekus Sofijos prasme, jinai tiesiog miegojo visą laiką, o man gražuoliai, kai visą laiką galim linksmai leisti laiką ir man gal po mėnesio laiko, belia kaip skauda šoną. Tai good for me, kaip visą laiką man labai linksma. Žodžiu, tai aš nieko nefilmavau, nes realiai dar nevažiavom, kur labai gražu būtų. Bet kaip jau bus kalnai, parodysiu. Dabar filmuoju ir galvoju, tikiuosi, kad jūsų nenervina, kad aš tiek jums vaizdų rodau, bet žinau, kad yra žmonių, kuriems patinka kalnai, kuriems įdomu ir vis tiek Norvegija yra visiškai kitokia šalis, gamta negu Lietuva, tai tiesiog tikiuosi, kad jums įdomu, bandysiu nedaryti labai didelių tarpų, kur vien tik vaizdas, tai žodžiu, tikiuosi, kad jūs dar čia ir dar stebite mano šitą vlogą. Šiaip žiauriai juokinga, nes dėl to, kad kas nežinojo, tai Norvegijoje mes turim kelio mokesčius ir dabar, kad pravažiuoti čia, ta prasme, už šitą kelią susimokėjom 140 kronų, tai net ir video girdės, kaip vyras sako, 140 kronų. Tai aš nežinau, kiek čia eurų, gal 13 eurų, ką tik tiesiog nuėjo keliui. Atėjau į parduotuvę, nes neturim vandens ir jau belekiek laiko su vyru norim gerti. Sofijai tai aš paėmiau buteliuką su vandeniu, jos gertuvę, o savo vandens nepasiėmėm. Tai atėjau į parduotuvę nupirkti vandens ir belekiek žmonių, žinokit, ta prasme, net kažkaip net nejauku, bet aišku, velykinis laikotarpis, o Velykos Norvegijoje yra žiauriai didelis reikalas. Paėmiau paprasto vandens, mineralinio, vaistų savo, 2 proteininius batonėlius ir vyras sakė, kad šitie žiauriai neskanūs. Maros, aš atsimenu, kad jie žiauriai neskanūs, bet reikia kažką užkasti ir liko važiuoti 1:40.
Atvažiavomės į Bergeną ir dabar eisim į savo apartamentus. Ieškosim, kur čia apsigyvenom. Sofija daro jau savo tvarką, bet vis tiek noriu dar greitai parodyti, kol nepadarėm visiško bardako. Tai kaip iš karto įeini, čia yra vonia su dušu. Tai dušas, vonia, kriauklė, žodžiu, tiesiog paprasti dalykėliai. Tada praėjus čia yra vienas kambarys, tiesiog toks mažytis, jeigu būtum su vaikais netyčia. Tada praėjus turime dabar turiu pakelti aukščiau, kad Sofija nesimatytų. Tada turim virtuvėlę, stalą, televizorių ir turim tokią mažą svetainytę. Čia nekliūkit dėmesį, čia vokelis buvo, tokia tiesiog. Ir tada čia yra miegamasis, viskas šiaip labai švaru, tvarkinga. Kol kas neturiu prie ko prikipti, nes aš visą laiką atvažiavus į bookingą ar kažkur kitur, visą laiką ieškau, kas yra nešvaru ir panašiai, bet, žinokit, nieko neradau. Fainai. Ir buvo jisai gerai įvertintas. Šiaip tai mes pripratę visą laiką į viešbučius važiuoti, nes viešbutį man toksai yra užtikrintumas, kad bus tikrai sutvarkyta, nes ten dirba tam tikri žmonės, kad jie ir išvalytų. Ir visą laiką bijau su bookingais, nes kelis kartus esam nusivylę, bet mums reikia butuko vien dėl to, kad būtų virtuvėlė, nes Sofijos buteliukai, Sofijos maistas, visa kita. Tai žodžiu, šiaip visai neblogas variantas. Žodžiu, viskas, pagaliau atėjau persirengti, šiek tiek refreshint ir eisim pagaliau pavalgyti, pasivaikščiot. Ir šiandien šiaip nieko įdomaus nebus, nes dėl to, kad tiesiog lyja, neprivaikščiosi su kūdikiu, bet vis tiek eisim į prekybos centrą ir panašiai, tai vis tiek bus labai fainai, tai nenoriu dažytis, noriu šiek tiek atsigauti, nes, nežinau, nelabai man patinka, kaip aš dabar atrodau, 10 valandų mašinoje tikrai daro savo. Žodžiu, aš greitai atsirefreshinsiu ir persirinksiu. Mūsų tas namai 2 dienoms, tai yra prie Senamiesčio. Tai, ta prasme, žiauriai geras locationas, nes dėl to, kad jeigu būna ne Senamiesty, tai žinot, ta prasme, daug važiuoti, daug apsikrauti, vis tiek su vaiku, tai noriu ir pasivaikščioti su vežimėliu, kad miegotų ir panašiai, tai žiauriai fainai, nes beveik niekada, kur esam buvę, nesam buvę arti Senamiesčio. Nežinau, ar girdai, bet dabar Rokas, mano vyras, labai juokina Sofiją, tai labai fainai klausyti. Šiaip dar noriu pasakyti, kad nors ir Bergenas man žiauriai patinka, bet aš nežinau, ar galėčiau čia gyventi, nes čia beveik pastoviai lyja. O pavyzdžiui, ir pas mus lyja, bet ne taip dažnai. Ir pavyzdžiui, jeigu jau, nežinau, kokias 3 dienas iš eilės lyja, man, ta prasme, viskas yra man depresija. Tikrai nuotaika priklauso kartais ir nuo oro. Tai Bergene būtų sunku sudylint gal su tuo lietum. Tai manau, kad žmonės, kurie čia gyvena, yra tiesiog pripratę. Aš lyja, ką tu padarysi. Bet kad iš vienos pusės tai būtų gana sunkoka. Pavyzdžiui, jau turi priprasti, kad su vaiku vaikščioti tik per lietų ir panašiai. Tai toks, ir plius ir minus. Šitas miestas man turbūt labiau net patinka negu Oslas. Jisai irgi yra labai didelis, bet jis toks turi man daugiau fainumo, negu, žodžiu, aš jums parodysiu ir matysite, apie ką aš kalbu, tiesiog man labai patinka Bergenas. Ir kad aš dabar esu žiauriai pavargus ir man gal net žodžiai biškį pinasi, aš vis tiek esu žiauriai laiminga ir noriu eiti, vaikščioti, žiūrėti ir tiesiog prisiminti, koks nerealus miestas čia yra. Šiandienos kvapas Dolce & Gabbana. Su būkais nieko nesusiruošiu daryti, tiesiog būti, šiek tiek pratiesinti šiandien buvo. Tiesiog užsidėsiu atgal lankelį, kad nekristų grifka į akis. Ir tiesiog būtų lengviau dylint su jais, nes ir vaikas man vis tiek lengviau, kaip plaukai nekrenta į veidą. Uždėsiu šito, kuris turi dantukus, nes šitas tai toks mano naminis, tai jis jau toks biškai paplyšęs. Žinot, nusipirkau už kelias kronas, tai čia nieko nėra įspūdingo. Ir viskas, visa juodi džinsai, juoda maikė, viskas. Einam ruoštis ir važiuosim į miestą.
Jeigu ką, nuo dabar visus video, kuriuos matysit, bus su telefonu, nes aš palikau savo kamerą namuose. Nes labai daug laiptų ir labai stipriai lyja. Šiaip mes, kai buvom Bergene 2 kartus, mes nelabai daug buvom su mašina pačiam mieste, mes tiesiog vaikščiojom arba važiavom viešų transportu. Tai žinokit, dabar surasti šitą prekybos centrą buvo žiauriai sunku ir aš turiu šiek tiek nervų, bet radom jau. Gersi? Tu jau pasiėmei? Ne. Mes turim jai įdomu tą šaukščiuką. Jie mane. Kola. Started this. Na, sakai, kad kola. Vietoj. Žinokit, grįžom mes jau namo, dabar yra apie 8:30. Tasme mes tokie pavargę, kad aš net, man sunku net pasakyti žodžiais, tai nieko nenuveikėm, tiesiog pasivaikščiom, pavalgėm ir realiai viskas, bet taip netikėtai pasidariau tokį mini shoppingą. Labai mini, tai galvau gal greitai parodysiu, ką aš nusipirkau. Tai buvau H&M ir Lindex'e, kur daugiau, tai iš Lindex'o pasiėmiau apatinių, tiesiog pasiėmiau kojinių. Ir tada dar nusipirkau apatinių, nežinau. Žodžiu, nieko tikrai įspūdingo ir nieko įdomaus. Tiesiog 3 paras ir viskas. Čia buvo Lindex'o pirkiniai ir tada iš H&M pasiėmiau tokią maikutę. Šiaip aš neturiu tokių maikučių, kad galėčiau pasipuošti. Turiu, bet nelabai daug, tai tiesiog pasiėmiau tokią rožinę. Pavasarišką, man labai patiko šitas kaklas, jis čia taip susisega, bet dabar jį atsegė, kaip norėjo nuimti pakabą, tai žodžiu, bet va tai va turėtų atrodyti, manau, kad prie šviesių džinsų labai gražiai atrodys, pavasariui graži rožinė spalvytė, tai šiaip labai džiaugiuosi. Po to nusipirkau vėl tiesiog rudas kelnes, plačias, nieko įdomaus, tiesiog man tokių kelnių labai reikia po namus vaikščioti ir panašiai, tai prisigrėbiau, tada pasiėmiau dar maikutę, nežinau, ar čia po namus, ar prie džinsų, gal kai bus jau šilčiau, tiesiog pačią paprasčiausią dryžuotą. Aš neturiu labai daug maikučių, kur galėčiau namuose nešioti, man būtų tikrai patogu, tai man patiko, kad aš pasiėmiau vienu dydžiu didesnį negu aplamai imčiau, kad vaikščioti, kad būtų jinai šiek tiek oversized, tai manau, kad bus viskas gerai ir dar pasiėmiau vieną maikutę ilgom rankovėm. Man labai patinka tokios, aš ir dabar esu tokios. Tai šiaip tai čia yra XS, bet pažiūrėkit kaip tampasi, tai šiaip žiauriai graži, prie džinsų. Dar čia yra tokios detalės, tai manau, kad labai gražiai. Šiaip aš pasiėmiau ką apsirengt rytojui, bet manau, kad rytoj gal net šitą uždėsiu. Tai šiaip nieko matavausi tik kelnes, nes su kelnėm yra šiek tiek sunkiau, nes dėl to, kad pas mane apatinė dalis yra šiek tiek kokią reikia surasti rūbus, kurie tiktų tai vietai. Tai žodžiu, tai ir trumpos kojos pas mane, tai labai sunku surasti tikrai gerai kremtančias kelnes. Tai va, tai labai tikiuosi, kad šitas tiks, ta rožinė palaidinė, nes kad maikė tiks, tai 100%, net jeigu ir nebus labai graži ar dar kažką, tai tiesiog namuose nėra jokio tikslo man puoštis. Tai va, tai žodžiu, jo, grįžom namo, dabar eisim tiesiog leisti laiką su šeima, šiek tiek apsitvarkyti, reikia įsiplauti Sofijos buteliukus, o rytoj laukia nauja diena, rytoj jau laukia ta tikra diena, kaip galėsim kažką nuveikti daugiau. Tai žiūrėsim, šiek tiek planų turim, bet šiaip iš tikrųjų tai sakėm, žiūrėsim kokia bus diena, ką norėsim tuo momentu veikti ir panašiai. Tai va.
Tai, žodžiu, šiandien tiek. Labas rytas ir sveikinuosi su jumis jau naują dieną. Tai kokie planai šiandien? Iš tikrųjų su vyru susitarėm taip, kad neimsim mašinos, eisim visur pėstute, naudosimės tokiu labai patogų viešo transportu, vadinasi Banen kažkaip taip. Mes kaip praeitus kartus čia buvom, juo naudojamės ir su juo yra žymiai patogiau, nereikia jo ieškoti parking, vis tiek. Bergenas yra vienas didžiausių miestų Norvegijoje, čia daug žmonių, dar dabar atostogos visiems Velykų, tai ta prasme labai daug veiksmo, eismo ir tiesiog neapsikrausim ir tiesiog pasimsim vežimą ir varysim pėstute. Dabar išviriau kiaušinį Sofijai, sutryniau su avokadu taip skaniai, nes valgė lygiai 3 kąsnius, tai labai prastai, bet nieko tokio, vis tiek pienas yra pienas. O mes užsisakėm dabar pusryčių ir laukiam, aš užsisakiau kavos, nes žiauriai noriu kavos. Ir pasumuštinį, tai žodžiu, pavalgysim, susiruošim ir eisim į miestą. Man nepatinka pesto. Tolgi nepatinka pesto. Aš Italijoje, kai būnu, pastoju valgau pesto. Nu viską, žinokit, mes jau pajudėjom, oras labai gražus, bet taip aš jau tiesiog pasiėmiau vyro didelį džemperį ir papačius dėjau ilgom rankojom maikę ir nesvarbu šiandien man grožis, man svarbu, kad būtų patogu, nes vyras iš karto pasakė, kad pasiruošk, nes vaikščiosim daug, tai žodžiu, išėjom ką tik ir dabar važiuosim, nežinau, lyg yra planuose nuvažiuoti į akvariumą, mes kažkada ten su vyru esam buvę, tai visai patiko, bet iš tikrųjų dabar dėl Sofijos norėčiau nuvažiuoti, pažiūrėti žuvyčių, nu žodžiu, žiūrėsim, kokia bus diena, bet labai graži, saulėta diena, ačiū Dievui, kad nelyja, nes šiaip Bergene labai dažnai tiesiog lyja. Žymiai. Vyksta žuvies turgus. Bėga. Dėsiu. Tik persikeliam su tokiu keltuku į kitą miesto pusę, nes galėjom eiti, bet pasirinkom persikelt. Su vyru, žinokit, dabar net biškai reikėjo pastovėti ir atsigauti, nes mes plaukiam gal 2 minutės, bet mus taip supykino, mus pykina, mes turim abudu jūrligę, tai mes, pavyzdžiui, kai plaukdavom į Lietuvą, mes gerdavom vaistus ir eidavom iš karto tiesiai miegoti, tai mums biškai yra problemų su vandeniu ir kažkada planuosim mes turim plaukti į Vokietiją arba į Kopenhagą. Aš pasakiau vyrui, kad aš niekur neplauksiu. O žinokit, mane taip supykino, ir mes nei vandens neturim nieko dabar nusipirkę, tai bandau atsigauti. Bet šiaip žiauriai smagu buvo, tas vyras labai mus kalbino, kuris vairavo, ir aš šiaip pagavau, koks tai turėtų būti darbas, nes jis tiesiog varo iš vienos pusės į kitą, ir pavyzdžiui, net ne visą laiką kažkas atsėda, tai realiai labai turėtų būti vienišo. Dabar Sofija. Žodžiu, mes dabar esame namuose. Kodėl? Dėl to, kad nuėjom į akvariumą ir iš karto sakom, einam pasikeisim pampers ir panašiai. Pampers prabėgo, mane paėmė nieko persijom, kažkaip pamiršau ir grįžom namo, persijungim, dabar šiek tiek atsigausim ir važiuosim toliau. Vėl grįšim į akvariumą, nes nusipirkom bilietą visai dieną ir gana brangoka buvo, tai tikrai nenoriu praleisti, nes ir Sofija nieko nematė. Tai žodžiu, nelabai čia pasisekė mums, bet visko būna, kūdikis ir dar bus viena pamoka, kad reikia nepamiršt persirengt pasimt. Tai žodžiu, eidami namo užsukom į 7-Eleven, tai tiesiog norėjom kažką perkast. Tai suradom tokių sausainių, aš pasiėmiau, jisai labai gražiai atrodė prieš tai, bet čia žodžiu tokie tipo stori sausainiai, kaip crumble cookies.
tik kad stori ir čia yra brownie su karamelė, o vyras pasiėmė lemon ir dar ant jo yra mano likusios karamelės. Tai žodžiu, paragausim dabar, pažiūrėsim ar skanu. Saldoka biškiu. Pas vyrą tu toks žymiai gaivesnis negu pas mane. Duočiau kokius 6 iš 10. O tu? Vyras sakė 2. Viskas, mes jau susiruošėm ir važiuojam atgal į akvariumą. Tikiuosi, kad antras kartas jau bus sėkmingas. Aš ir persirengiau, ir persirišu plaukus ir dabar žymiai man patogiau. Tai tokia laiminga ir atsirefreshinus jaučiuosi iš tikrųjų, nes nuo didelio vaikščiojimo tai tokia jaučiausi sušilus ir panašiai, tai dabar žiauriai gera. Tai žinok, šitas akvariumas yra labai liūdnas. Pusė gyvūnų ir visko, ta prasme, tiesiog nėra. Tušti akvariumai. Tai šiaip jaučiuosi labai nusivylus. Sofija šiek tiek bijojo žuvų. Tai, dabar realiai tiesiog sėdim ir laukiam, nes turi prasidėti kažkoks kaip filmas už 5 minučių. Tai pažiūrėsim jį ir važiuosim toliau pramogauti. Žiūrėkit, ką radau kišenį, bet žodžiu, dabar atvažiavam į paskutinę šios dienos pramogą, tai užsikelti su keltuvu, nežinau kaip tiksliai vadinasi, žinot, tuo trosais tais į kalną ir pažiūrėti visą Bergeną iš viršaus. Tai buvom čia 2 kartus Bergene ir visus 2 kartus norėjom, bet niekada neišėjo, tai va, šį kartą su dukriuku pavyks. Karštas šokoladas tokių vaizdų nesigėrų. Mes greitai užsukom iki namų, aš greitai persirengiau ir dabar važiuosim paskutinės vakarienės Bergene. Tai važiuosim į mūsų vieną mėgstamiausių vietų, tai parodysiu kur, šiaip nieko visiškai įspūdingo, tiesiog labai paprasta vieta, bet labai labai širdžiai miela, skanus maistas, geri gėrimai ir šiaip dar nuo Sofijos gimimo ten nebuvom, labai pasiilgau maisto to, tai va žodžiu. Užsidėjau šiandien pirmą kartą savo naują maikutę, tai žinokit, labai man patiko. Gerai, kad pasiėmiau tą XS, nes dėl to, kad buvo labai keisti dydžiai, tai XS, to prasme, žiauriai gerai atrodo, nes jis žiauriai tamposi, tai va žodžiu. Tiesiog džinsiukai ir viską ėjom į TGI Fridays. Vyras nesitikėjo, kad toksai ateis. Viskas, mes jau pavalgėm. Iš tikrųjų, tai, kaip sakiau, kad pati geriausia vieta, tai žinokit, čia šiek tiek nuvylė, bet būna taip net ir su geriausiam vietom, kartais nuvilė. Tiesiog pavalgėm, bet tiesiog tada nieko tiesiog ir dabar einam iki artimiausios parduotuvės, nes man reikia makiažo valiklio, nes nepasiėmiau tiesiog, nežinau, kur mano galva buvo. Ir viskas, eisim namo. Labas rytas, šiandien yra penktadienis, važiuojam į Stegastein, mūsų vaikas verkia, žmona miega, o aš kelyje vienas. Labas rytas, tai šiandien yra jau penktadienis, iš tikrųjų mes jau porą valandų esam kelyje, išvažiavom iš Bergeno labai anksti ryte, šiek tiek pramigom,
Tai teko labai greitai viską susikrauti ir išvažiuoti. Dabar važiuojame į namus jau, namo, bet sugalvojom, kad dar pakeliai yra viena labai graži vieta tarp fjordų. Ten buvom prieš kelis metus, tai norim Sofijai parodyti labai gražią vietą, tai ten važiuojam dar ten. Tada jau bus viskas, tikrai važiuosim namo ir niekur nebestosim. Dabar yra beveik 1 valanda ir jau visai greitai būsim toj vietoj gražioj, tai dar parodysiu jums. Labas rytas ir sveikinu visus su artėjančiom Velykom. Nežinau, kada išeis šitas video, ar šiandien šeštadienį, ar rytoj sekmadienį, tai bet kurių atveju su artėjančiom Velykom arba su Velykom, skanių, stiprių kiaušinių ir ramybės sieloje, daugiau saulės ir kad pagaliau ateitų pavasaris, nes pas mus šiandien pilna sniego, tai kiek galima. Dabar iš tikrųjų mes jau esam grįžę namo vakar, šiandien vėl esam mašinai ir keliaujam pas mano mamą, 2 valandas kelio. Tai galvojau, reikia su jumis atsisveikinti ir užbaigti šitą kelionės video. Noriu tik pabrėžti tai, kad jeigu daug ko nematėt ir pavyzdžiui, kad vakare sakiau, kad pafilmuosiu, bet nepafilmavau, tai visų pirma, mes važiavom ten atšvęsti mano ir mano vyro vestuvių metinių, tai aš stengiausi būti su juo, kiek galėti padėti kamerą. Žinau, kad noriu nufilmuoti ir jums ir turėti savo prisiminimui, bet kartais emocijos paima viršų ir tiesiog norėjau būti su juo, su dukryte, su šeima ir tiesiog net negalvoti apie filmavimą, tai nepykite manęs. Ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad būnate ir iki kitų video ir iki kitų kelionių. Ačiū, kad žiūrit ir iki.